Meksikoje gimęs, paskutinius 10 metų gyvenęs Ispanijoje, prieš pusmetį Liudvikas nusprendė visą gyvenimą praleisti Lietuvoje ir apsigyveno Šiauliuose, kur glūdi jo šeimos šaknys. Liudviko prosenelis garsus lietuvių knygnešys Liudvikas Jakavičius. Dvigubos pilietybės atsisakęs ir lietuviškų pasų besididžiuojantis Liudvikas, grįžęs į Lietuvą, įgyvendino seną svajonę – užsirašė savanoriu į kariuomenę. Vis sakiau savo vieną dieną, aš tai padarysiu, bet niekada neapsispręsdavau kada. Manau dabar, atsižvelgiant į tarptautinę situaciją, tai padaryti ypač svarbu. Taip, aš galiu prisidėti prie Lietuvos nepriklausomybės. Aš turiu Lietuvos pilietybę, todėl taip ir apsisprendžiau. Išeivijoje buvęs aktyvus lietuvių bendruomenių narys, Lietuvoje Liudvikas kuria radijo programas Šiaulių Didždvario gimnazijoje, reportažus Argentinos lietuviškam radijui bei nuotoliniu būdu studijuoja Ispanijos universitete. Lietuviškai nekalbantis vyras pasiryžęs rasti laiko iki rudens gerai išmokti prosenelių kalbą. Moku tik kelis. Labas, viso gero, ačiū. Dėl kalbos aš labiausiai baiminuosi, bet manau, kad tarnaudamas turėsiu gerą progą išmokti. Kariuomenėje būsiu tik su lietuviais, todėl būsiu priverstas greitai mokytis. Garsaus knygnešio Provaikaitis tikisi savo pavyzdžių paskatinti jaunimą nelaukti šaukimo ir į kariuomenę eiti savanoriškai. Mano šeima buvo nustebusi, bet suprato, kad man tai labai svarbu. Draugų reakcija buvo dar kitokia. Daugybė jų sakė, kad išprotėjau, kad nekalbu lietuviškai, kad kariuomenėje yra sunku, kad prarasiu 9 mėnesius gyvenimo. Bet žinau, kad po visko aš jiems galėsiu pasakyti. Aš buvau teisus, mano sprendimas buvo geras. Aktyviausi savanoriai Vilniuje štai į šį komplektavimo skyrių atėjo ir į savanorius užsirašė apie 150 jaunuolių. Iš viso Lietuvoje savanorių registruota apie 550. Pastebima, kad ypač kariuomenė domisi emigrantai. Iš tikrųjų, labai didelis susidomėjimas iš emigrantų, gaunam 10 skambučių būtent ir pasiruošusių atvykti, pradėti tarnybą. Vėlgi, turim ir užsiregistravusių, jau parašysių prašymų, kurie grįžę iš emigracijos, taigi tokių atvejų yra. 23 metų Lina dėl karo tarnybos Anglijoje paliko studijas ir gerai mokamą darbą. Aš į savanorius labai seniai svajojau, nes kai vis galvodavau apie ateitį, tai kažkaip norėdavau kažką sieti su savanoriais, armija Lietuvos be abejo, nes yra tai sritis, kurioje galiu save išreikšti. Įdomi veikla, aišku, fiziškai gal sunku, bet už Didžiosios Britanijos dėl to, kad ten gyvenau ilgai, 5 metus, bet Lietuva visą laiką traukė. Anglijoje sunku fizinį darbą dirbusi Lina sako tai pasiruošusi kariuomenės išbandymams. Vaikų namuose augusi mergina kariuomenėje norėtų įsitvirtinti ilgam. Daug ko netekau, buvo tokių sunkių atvejų iš tikrųjų išgyvenimų ir supratau, jog galiu padėti dabar visiems. Jeigu šeimoje negaliu, tai galiu padėti visiems. Kariuomenės duomenimis į savanorius daugiausiai užsirašo emigrantai iš Didžiosios Britanijos. Reporterė Kristina Garalevičiūtė, Vilnius.